Ne visi miesto crossoveriai atrodo taip gerai kaip šis. Tai čia yra Peugeot 2008 2022 metų 1.5 dizelinas, žinoma automatas, 96 kW ir 178 tūkstančiai ridos. Kas man asmeniškai labai patinka šitam automobilyje, tai jo išvaizda. Gražus galas, tvarkingas, gražus siluetas ir tas visas vaizdas, kur net nepasakytum, kad čia yra tiesiog eilinis miesto crossoveris. Na, viduje taipogi viskas labai logiška. Patogus salonas, klimato kontrolė, automatas, žinoma mūsų multimedija, gražus spidometras, Type-C pakrovimą, paprastą USB pakrovimą, 2 USB pakrovimus gale, pasirinkimą Drive Mode, turime lapkes ant šio automobiliuko, autopilotą ir taip toliau. Viskas su šio automobiliu yra padaryta taip, kad būtų su juo tiesiog patogu gyventi. Nėra nieko perkrauto, viskas atrodo labai gražiai ir paprastai. 1,5 litro dizelinis variklis yra puikus pasirinkimas žmogui, kuris tiesiog vertina ekonomiškumą ir patogų, normalų važinėjimą kasdien. Na ir aplamai, šitas Peugeot 2008 yra toks modelis, kur gauni modernesnį vaizdą, praktišką kėbulą ir labai didelį patogumą kasdienybėje. Tai tinka ir miestui, ir tinka tiems, kas nenori didelio gremėziško SUV, o nori paprasto, gražaus, modernaus crossoveriuko pasivažinėti mieste ir kartais išvykti į kelionę. Tai šio Peugeot kaina 16 000 eurų, galima suteikti lizingo paslaugas, Mango draudimo nuo gedimų, taip pat gali keisti savo seną automobiliuką, tad ieškai tvarkingo crossoverio, šis Peugeot 2008 kaip tik tau.